Sveiki visi, taigi paskutinį epizodą baigėm su dekolio dėjimu ant modelio, tai aš jau užlakavau jas ant viršaus, jos čia išdžiūvo ir kaip ir matot, nesimato to vadinamo silveringo, dažų aišku tas netolygumas jis turi būti, nes lakavau tik ten, kur reikia ir sudėjau štai va tokias, tas kur minėjau, juosteles. Aš įdėsiu nuotrauką, kaip jos atrodo. Manau, visai čia variantas. Tai va, bet prie ko aš noriu pareit, tai aišku prie sendinimo ir to modelio pagaliau pabaigimo. Tai svarsčiau, ką čia daryti, bet labai norėjau pažaisti šiek tiek, kad atsiras daugiau tonų pas tą lėktuvą. Tai aš šiek tiek kaip kur padažinėsiu. Ir dabar padažinėt galvoju, kad visai yra mintis su kita juoda, tai yra su pavyzdžiui Tar Black. Kaip čia man seksis, nežinau, bet mintis yra dažyti super plonai, tai pasiimsiu iš savo smulkiausią aerografą ir aš su juo bandysiu taip, pakankamai neblogai prasiskaidęs šį dažą, sakykime, paryškint biškelį šitą modelį. Žiūrėsim, kas jis seksis, po to gal eis aliejus būtinai, turbūt netgi. Ir viskas gal čia kas bus. Sudėsim, aišku, tos podus. Matysim, kas čia toliau, kaip čia kas. Tai va, aš nenoriu, kad labai išsiskirtų mano šitas dažas. Aš noriu, kad jisai tik tais, sakykime, atsirastų. Nes man dabar ir dekolės peryškios pagal tai, kaip aš mačiau, nuotraukas jos būna. Ir tas pulvytė tokia, jis juodas, aš žinau, kad jis visiškai juodas ir jis juodas tenais taip, kad netgi nuotraukose nelabai suprasi, kad tenais yra kažkokia kita spalva absoliučiai. Netgi tam tikrų nuotraukų net nemačiau užrašų, kokie tenais užtamsėję visi ir tokie pridusinti. Tai aš pabandysiu čia padaryti tą patį. Tik tais aš tos dažus pasimaišysiu ir pasiskiesiu, kad užnešt, sakykime taip. Labai nedaug, bet aš noriu, kad biškelį būtų tos spalvos. Nedaug, tiesa, nedaug, bet truputėlį. Tai aš visą šitą marmalą, tokį juodą su Tar Blacku susimaišysiu ir prasiskiesiu ir manau gausiu, ko aš noriu. Turiu tokią kaip ir juoda, kaip ir pilka tokia spalva, tokia ne visiškai aiškia, ko aš ir norėjau. Tai manau, tik nesu tikras, ar gerai dar prasiskiedžiau, gal reiktų prasiskies daugiau, nes vis tik dažysiu su 0,2 adata. Tai jinai mėgsta būti šiek tiek skystesnį dažą. Tai, tai pamatysim. Pagrindinis dalykas, kurį aš norėjau, kaip ir pavyko, tai yra užtamsintas dekolės. Bet čia reikia žaisti aliejais, nes labai sunku dabar pataikyti yra ta juoda. Tai mes netaikysim. Eisim tiesiog. Pažaisim su normaliom priemonėm. Taigi atsisėdam prie stalo ir nusprendžiau aš naudoti iš tikrųjų patį paprasčiausią sendinimą, jeigu tai galima vadinti sendinimo, tai tiesiog yra panelių paryškinimas. Tai kadangi aš nenoriu murzinti baisiai to lėktuvų, kadangi aš nemačiau jo labai murzino, tai tą ir padarysim. Čia viskas labai paprasta, nusilakavus modelį galima labai gražiai pasiryškintas kniedės, kurių šičia yra iš tikrųjų labai daug. Labai paprastai užsibraukus, jos pasiskirsto ir mes tą padarysim ganėtinai grubiai, nelabai ryškiai, bet mes kai tai atliksim, mes paliksim viską tiesiog nudžiūtų. Tada jau prasidės darbas. Išterliojau jį visą pilkai. Iš tikrųjų, dabar reikia palikti, kol viskas nudžius. Ir kai viskas nudžius, viską reikės
nuvalyt su kuo? Ogi su White Spirit paprasčiausiu. Ir tiek. Aš turiu užsipylęs White Spirito į tamijos buteliukus teptukų, tai kaip niekur gal panaudosiu. Bet šiaip esmė yra valyti ten, kur jisai turi pasilikti tai kniedėse ir mes jų netrinsim, tik pavalysim taip švelniai per viršų, kad viduj pasiliktų, o išorė nusivalytų. Kaip čia seksis, tai jau. Bet idėja tai tokia. Spaust nereikia. Smėti, kad pabėgtų iš ten, iš kur mes norim jį nuvalyti. Nevalykit niekad labai šlapiai, stengitės valyti posausiai. Nes jeigu bus per daug šlapia, tai išvalysit ir iš vidaus viską. Tai va, baigiam čia žaisti. Bet kokiu atveju aš šito reikalo nesu patenkintas. Nes, kaip ir minėjau, man baisiai atsibodo šitas modelis dėl savo nesąmonė, tai nelabai ir kažkaip norisi per daug čia jums skirti laiko, bet bedarant taip pat ir pagalvojau, kad visai gražiai atrodo tiesiog va toks va biški papdulkėjęs, papilkėjęs. Tai va, kai jisai čia nudžius, aš jį nulakuoju, tada bus baigtas. Tiesa, parpilį aš nekliavau specialiai su jais to hubu, kad aš galėčiau jį nuimti uždėti, jeigu kažkada sugalvočiau kažkur išsivežti, bet nebent iš šiuklyną gal išsivežti norėsiu. Tai va. Nu gerai, aš iš tikrųjų norėjau jau palikti modelį tokį, koks yra, pabaigta ir valio. Numiau jam va stikliukus. Stikliukai gavosi neblogai, tik turiu keistų įtrukimų. Tai va, kaip čia tilptų, va čia ir visiškai taip pat kitoj pusėj. Tik tais va čia ir va čia. Tai nelabai žinau, kaip čia man taip gavosi, bet taip gavosi. Ir kad jį kur vėliai, bet dėl to per daug nepergyvenu. Toliau, va, kaip matosi tas uždėtas pailainingas nuvalytas. Taip pasiryština kniedės, bet radau fotkę, kur šitas sraigtas paburzintas yra taip rudai. Tai naudosiu štai šitos variklius ir parodysiu, kaip man rodė daryti domas. Dabar būtent tos spalvos, kad aš noriu, aš neturiu, ją išsivežiu kitur, bet aš noriu pasibaigti modelį pagaliau. Tai aš naudočiau čia Starship Filth, bet šį čia panaudosimės gal tokį miksą tarp rudos ir gal štai medium grey. Buffas gal bus čia šiek tiek per šviesus, bet dark mud ir medium grey, man rodos, čia bus visai tema. Tai dabar, kaip tas darysis, tai aš bandysiu parodyti, aišku, čia man gali gautis visaip, bet reikia pabandyti, bent jau pabandyti parodyti. Tai murzniausia pas jį yra šį čia, prie būtent va tų vietų, tai aš užsidėsiu porą tokių vat taškų čia kažkur, čia kažkur. Taip, bet taškelių porą, nedaug. Tada šitą pasidėsiu, imsiu medium grey šiuo atveju ir aš pasidėsiu jį irgi taip šalia, stenkis ne per daug užmauti. Medium grey uždėsiu piškelį daugiau visur bendrai. Tikrai nežinau, kas čia man gausis. Aš tikiuosi, kad man čia gausis, bet jau dabar jau darau šiokį tokį eksperimentą, nes neturiu tos spalvos, kurios noriu. Tada aš pasiimsiu štai tokį vat teptuką ir viską čia sumalsiu. O sumalsiu be badydamas, taip, baksnuodamas. Vat, va šitaip.
Čia matau, man reikės daugiau rudos gal. Bet reikia dar pradžiui gerai padirbt. Šitos vad irgi. Nu, ir dabar jau varom. Šitas dabar aliejus, jis veikia labai panašiai kaip panelainingas, kuris yra panelainingas, aišku, stipriai paprastesnė metodika negu šitas visas čia. Nori rudos. Bet reikia neprisistengti bendriau dar. Jisai nusivalys su white spiritu jums. Kodėl sakau dėti po taškelį? Pažiūrėkite, aš padėjau po taškelį, atrodo, kad nudažiau aš tą modelį. Bet čia tiesiog reikia daug padirbt ir po biškį tą mes tą tokį jo ryškumą išgesinsim. Jeigu man per daug, aš pasimsiu biškelį popieriaus ir aš jį pasivalysiu tą aliejų. Nes aš noriu šiek tiek jo mažiau. Aišku, prieiti aš negaliu, bet... Biškelį pavalysim. Ir toliau dabar nulaužiu dar. Pusę atsirėmęs. Nu, aš tai pakliuosim, ne problema. Būna visko. Bet toliau baksnuojam. Ir mes tai baksnuodami sudarysim tokį gražesnį perėjimą, kuris bus kaip užneštas. Čia jau panašėja prie to, ko aš norėčiau, tik aš norėsiu jo tamsesnio, tai aš jį dar patamsinsiu. Taip. Šiek tiek sunkoka tai yra daryti, nes turi duoti jėgos. Jau čia jau turi paspaust tą visą aliejų, kad jisai išsidraskytų čia taip, kaip mes norim. Mes jau galime patepti, tada turime tokį užnešimą jo. Bet man spalva nepatinka, aš uždėsiu taškelį. Nu, čia. Ir ant viršaus tą taškelį aš vėl taip vat badysiu. Nu, va, dabar turim biškelį arčiau, ką aš pamačiau internete. O toks gal dar net reikėtų dar tamsesnio, rudesnio gal tokio. Nebūtinai tamsesnio, bet rudesnio. Atspalvio. Jo. Noriu šiek tiek patamsinu. Ir tą patį aš pamėginsiu padaryti, aišku, po to kitoj pusėje. Čia šiek tiek taip, taip. Va taip, iš tikrųjų jau norėjau pabaigti, aš to modelį nenorėjau aš užsiimti šito vat tokio senimo jau rimtesnių, nes tiesiog pats modelis labai nuvilintis. Na, bet aš žadėjau, kad aš kažką parodysiu. Tai būčiau šiek tiek gal neteisus prieš jūs ir pats prieš save svarbiausiai, tai nu, reikia padaryti, ne? Nori, nenori, reikia daryti, reikia bandyti, eksperimentuoti, jeigu aš tą modelį sugadinsiu iki galo, nebus taip gaila, nes aš kažko būsiu išmokęs ir kažką pasibandęs. Va. Nu gerai, šitaip daug geriau, man atrodo, tas visas reikalas. Tik tais aš noriu jo dar tamsesnio. Man dar spalva nepatinka. Dar biškelį jie tokie. Nes kai jisai juodas, tai jo tas pilkumas jisai labai ryškus. Mes nenorim jo padaryti per ryškaus, nes bus toks biški fantastiogragas. Labai jau toks kino filmas. Nu, taip nebūna. Visai nieko. Šiaip šitam reikalui reikėtų naudoti, man sakė, kietesnį.
tokį vat. Jisai puikiai veikęs, to gali ryškiau pasidaryti tokius vat prabraukimus. Labai žinau, ar matosi. Nes jisai gaunasi tikslesnis tada. Sakykime, kniedžių tos vat juostos jos jau šiek tiek labiau užsiskiria. Jau galima padaryti pavalymą. Va taip. Čia man nepatinka, biškai aš noriu nuvalyti. Čia man per daug. Mes nuvalysim. Ta patį visą reikalą, ką aš dariau su padelainimu, galim daryti su aliejais irgi uždėti ir nuvalyti. Kuris jau metodas patiks, toks patiks. Pabandykit visus. Turit ant ko, jeigu turit kaip, tiesiog pabandykit. Domas, pavyzdžiui, paskutinį sakė, kad jam čia geriausias dalykas yra būtent aliejai. Ir aš linkęs su juo susitikti, kad nes man aliejus kažkaip, jis duoda man tą tokį gal smagesnį efektą, tokį tikroviškesnį, tokį, kaip čia pavadinti. Nežinau, man atrodo, kad aliejus kažkaip gal biški realistiškiau gal gaunasi. Aš čia dabar nepribūrsiu, kiek čia tas realistiškiau, bet man taip atrodo, tiesiog čia pasirinkimas mano, kad man liktais gal gražiau su aliejum. Bet yra problemų su jo tokio, kad jo po to modelio kaip ir lies principė nebegali. Nes jisai patampa labai jautrus, pavadinkiu taip. Tokiem reikalam. Taip, pabandom dabar uždėti iš karto tiktais rudą, net nemaišyti. Kitoj pusėje pažiūrėti, kaip atrodo su rudu. Va, tiktais rudas jau yra per tamsus. Tai aš nesuklydau dėdamas šiek tiek tos pilkos. Atrodo kaip šokoladas kažkoks. Va, tokie, va, pavyzdžiui, dalykai, kai aš atrodo, išmurzinau, nebijok, čia aliejai, jie flowina, jie maišosi, jos kuo daugiau trinį, jo to labiau apsidirbinėja. Man galima paimti va taip užmaskatuot. Grūbiai taip vos, nepažiūrėkit. A ne? Ir jisai jau susivienodėja. Atsiprašau. Bet jisai toksai, vat, tas metodas toks galviškai archaiškas, atrodo, nežinau. Bet jis padaro savo darbą, jis va, nes ta vieta va šit per daug su stambesniu, kitesniu teptuku dar labiau sunodinam. Čia vėl pabiški. Kiek aš čia užsimečiu iki pusės. Iki pusės. Ir visai kitaip gaunasi. Ir visai kitaip, ir ne visiškai vienodai, ir jisai toks, vat, nežinau, visai geras dalykas. Tai va, aš aliejų nesu meistras joksai, aš jos taip pat realiai eksperimentuoju. Aš taip pat eksperimentuoju kiekvieną kartą, kai darau. Ir kiekvieną kartą žiūriu, man čia gavosi, nesigavo. Ar čia maždaug gerai, ar maždaug nelabai. Visą laiką tikiuosi, kad bus maždaug gerai. O kai būna, tai jau tai būna. Kartais pasitika, kartais ne, kartais padarai tą visą senimą ir nori nuvalyti visą iš naujo. Ir principė, žaidžiant su tais aliejais, tu tą modelį gali apvalyti tikrai. Visiškai nuvalyti gal šiek tiek sunkiau. Bet kad jisai leidžia padaryti tam tikrus efektus, kurių gal iš karto nelabai tikiesi, tai tikrai. Va, čia uždėjau riebiai, labai atrodo. Bet aš dar pirmą išsiterliosiu į visur daugiau. Tada galiu pasiimti ir tą patį
Ausų krapštuką, nu kokį. Nu ir nusivalyti. Nusivalau tą šiokį tokį perlikiu, vat nusijėmu, čia kur yra man per daug. Šiek tiek, ne? Ir viršaus, ten kur nuvaliau, kas vienodint. Su teptuku vėl, taip grubiai, taip, va, taip. Nu va, ir va toks mūsų tas pasendintas lengvai. Nedaug. Truputį. Gal nuotrauką matau, kad čia turi ateit du laidai po du su tokia kilpa maždaug. Ir čia į vidų. Ne per didelis, ne per mažas. Ne. Pats tas. Iš tikrųjų pats tas. Nu tai mes taip ir padarysim. Padarom laidus, ką? Padarom, jeigu jau darom, tai padarom biškį vis tiek daugiau. Klijavimas tų modelio kaip ir baigėsi, tai gal dabar taip nenervos manęs jisai. Gal bus daugiau to noro. Bet tas laidas man toks jis čia. Šitas, kurį aš turiu, man jis nelabai patinka. Aš gal norėčiau... Va, ir aš kai dariau Porsche savo, tai aš prisipirkau visokių šniūrų, ten šlangų. Visokio bieso. Ir štai dabar aš turiu pasirinkimą, nes aš be abejo nieko neišmečiau. Ir gal netgi aš panaudosiu turbūt iš čia. Va, netgi manau šitą. Pagal vaizdą labai man patinka, ką aš čia tokį matau. Ar aš turiu jo likučių daugiau. Ką mes čia dar turim. Pasižiūrėsim. Turim storesnę. Būtų jau per storą, bet turim plonesnę. Va, čia turbūt šitą patį. Manau, kad čia būtų šitas labai gerai. Tik dabar klausimas, kaip jis čia jungiasi, koks čia galiukas buvo. Kažkoks galiukas buvo. Aš taip pat buvau prisispaudinęs visokių. Nu, panaudosim tai, ką turim. Vien dėl to, kad bus gražiau. Jo, čia gausis. Čia bus visai gerai. Visai gerai bus, apart to, kad čia labai smulku jau gaunasi, tai reikia pasinaudoti man savo spaustuvėlius vėltus mažiukus, kad man nereikėtų turėti 5 rankų šitam dalyko, ką aš čia noriu padaryti. Ir aš jį tiesiog įsispausiu čia, kad galėčiau įklijuoti laidus su aktyvatorium, momentu ir aktyvatorium. Nes aš, kad pridėsiu, tai pridėsiu, bet jie beveik garantuoti, kad nesilaikys neužpurškus aktyvatoriaus. Arba aš galiu aktyvatorių pirmą užpurkšti ant detalės. Va. Tada įmerkt laidus jau su klijum. Kas skamba visai realiai. Pasirašėm aktyvatorių. Šitą pasitraukėmės biškelį nuo vaizdo. Pabandom. Turbūt taip. Aktyvatorius ant čia. Klijus ant laidų. Bandysim pataikyti. Nu va, čia reikia greitai, nes aktyvatorius garuoja greitai. Nu, panašu pavyko. Aš pastarausiu kitą pusę trinu kitos dalies. Ta dalį. Jo, gerai laikas. Va, turim kilpelę tokią.
ta kilpelė reikės uždėti čia. Tada jisai lenkiasi žemyn. Čiut ne iš karto nuo kilpos. Nes kabelio svoris yra. Jisai žemyn. Taip. Palikta vietos. Jam čia kabėt. Maždaug pusė tiek. Tada padaryta kilpa. Jam užkilt aukštyn atgal. Taip vat. Ir jie nueina tenais į vidų. Va. Tai jis turės atrodyti kažkaip va taip, nu. Labai čia grubiai, aišku, bet kažkaip va taip. Aš juos norėsiu suglausti, aš po to užklijuosiu juos ant viršaus. Dabar, kur tie laidai nueina, aš juos pakeišiu po apačią. Galiu pakeišti po apačią. Čia panašu, kad jo, galim susukčiauti va šitaip. Op, biškelį patempiu, kad padaryti mažesnį ten tą kilputę. Šitą reikia palenkti, kad padaryti arčiau čia. Gal šiek tiek stambokas vis tik tas laidas. O gal ir ne. Gal ir ne. Tai dabar taip, reikia nudažyti dar tą galą, aišku, juodai. Nes matau, kad liktais tas pajungimas tai toks kaip ir juodas, su pilku, su kažkokiu tais dar kaip ir žalsvas atrodo. Žiūrim, ką mes čia turim iš dažų vietoje. Turim kažko pilko. Turim baisiai šviesiai pilko iš akrilo. Nenulaužt. Nu va. Ir pabaigai aš pastariau, kad būtų nuimamas man šitas sraigtas. Šitai biškelį įdomi dedasi, bet opa. Ir jis baigtas. Tai ir tiek, nu, vat, ir baigiam. Su juo pagaliau baigiam, sakom, kad čia ir modelis pabaigtas. Su tokiais patepimais, gal kur dar, jeigu pamatysiu, ne video metu patvarkysiu šiek tiek kažką. Bet iš esmės viskas. Tai ačiū labai tiems, kurie su manim kartu čia kankinosi, žiūrėdami šitą visą rinkimą šito aparato. Kas turit, linkiu sėkmės. Kas turit ir sakėt, kad nebereikia. Nu, tai jūsų sprendimas iš tikrųjų. Galit bandyti, galit ne. Jisai vis tiek pabaigo man jisai toks, nu, jis visai gražus kaip aparatas. Aš negaliu ant jo čia labai kaliotis, kad čia jis man toks, vat. Jisai kaip lėktuvas, tas kaip sraigtasparnis, man jisai šiaip jis gražus. Išorėje pakankamai detaliai, jisai neblogas, bet visa kita, kas su jo rinkimu susiję, tai yra šūdas. Aš šitai nepavadinsiu. Bet pabaigo turim sraigtasparnį. Dar kitą ačiū ir susitiksim kitų modelio rinkime. Iki.